17 amžiuje atsiradęs golfas Lietuvoje žaidžiamas vos 10 metų. Būtent prieš tiek laiko netoli Kauno įrengtas pirmasis aikštynas. Mūsų šalies golfo federacijos prezidentas Rolandas Dovidaitis neabejoja, kad šis žaidimas Lietuvoje greitai prasiskynė kelią į pripažinimą. Aš manau tikrai, kad golfas turi savo vietą Lietuvos sporte ir tikrai nekonkuruoja nei su krepšiniu, nei su futbolu, nei su kitom sporto šakom. Kadangi, kaip aš sakau visada, kad baigęs tą tikrą sportinę karjerą, ar krepšininkas, ar futbolistas, ar bet kuris kitos sporto šakos atstovas visada ras savo vietą golfe. Ir mes jų laukiam ir tikrai nekonkuruojam, o draugaujam. Tiesa, kol kas planetos golfo elitoje lietuviškų pavardžių dar nėra, nors Lietuvos golfo žaidėjai dažnai rungiasi turnyruose namuose ir svetur. Tikrai šiandien dar negalim pasigirti kažkokiais pasiekimais, bet džiaugiamės, kad tapom olimpinė sporto šaka ir turime atstovus, o dabar išleidžiame jaunimą į Škotijos karališką golfo klubą sužaisti 16 metų turnyre. Turime vaikiną ir merginą, aš manau, kad tie pasiekimai dar viskas prieš akį. Pirmojo golfo aikštyno Elnės šeimininkas Vytautas Motiejūnas pateikė paprastą pavyzdį, kaip pasikeitė golfas Lietuvoje per 10 metų. Prieš 10 metų nebuvo žaidžiančių, buvo vienas kitas, o dabar mes turim virš 300 žaidžiančių. Vien mūsų klube 250 žmonių išmoko žaisti golfą. Golfo 10-mečiui skirtame turnyre Elnių klube lankėsi ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, svariai prisidėjęs prie pirmojo aikštyno atsiradimo. Jam per iškilmes įteiktas garbės kryžius. O mūsų prezidentas tai tas žmogus, kuris man padėjo įkūnyti įgyvendinti šitą idėją. Jis žingsniais matavo, braižė, dėliojo, kaip sudėti į nedidelį plotelį 9 golfo laukus, kad būtų įdomus golfas, ir tas mums pasisekė. Golfo specialistai Lietuvoje jau rengiami Kūno kultūros akademijoje, o iki kitų metų mokslo metų pradžios Lietuvos golfo federacija ketina golfo mokymą plėsti ir mokyklose.